Neužmirštamas kelionės į Aziją organizuoja kelionių organizatorius Voyage Voyage. Sveiki, čia Virtuvės mitų griovėjų TV. Džiaugiuosi, kad mums nuolatos rašote į mūsų Facebook'o paskyrą. Ir šiandien laidoje aš norėčiau pakalbėti apie sriubą. Kaip išsivirti gardžią sriubą. Sriubą virsime iš vištienos, iš kukurūzų ir iš žirnelių ankščių. Tad pradėkime nuo sultinio, kurį galite išsivirti jau iš vakaro ir jį mums reikia sudėti pakepintą vištieną. Tai prieš tai mes vištieną pakepinsime keptuvėje, pilame į keptuvę alyvuogių aliejaus ir dedame vištienos kulšelės. Apkepame iš abiejų pusių, kad gražiai apskrustų. Tuo metu, kol vištienos kulšelės kepa, galim susipjaustyti smulkiau svogūną ir česnaką. Pasūdome, papipiriname. Vištienos kulšelės jau apkepė ir jas iškart dedame į vištienos sultinį. Šita sriuba ypatinga tuo, kad galima bus ne tik suvalgyti sriubos, bet ir iš karto antrą patiekalą paragauti. Taip, į kaitintą keptuvę pilame alyvuogių aliejaus ir kepiname svogūnus kartu su morkomis. Tuo metu, kol kepa svogūnai ir morkos, mes pasipjaustykime imbierą. Imbieras priduos mūsų patiekalui, šiuo atveju sriubai, charakterio ir saldus kukurūzai su imbieru puikiai tarpusavėje derės. Imbierą ir česnaką sudėsime kepimo pabaigoje. Svogūnai ir morkos jau apkepė, dabar įdėkime imbierą ir česnaką. Dar pakepsime porą minučių. Tuo metu aš atidarysiu saldžiuosius kukurūzus. Iš pirmo reikia juos paragauti. Ir po to suberti mūsų daržovės. Suberėme kukurūzus į keptuvę ir apkepame kartu su morkomis, svogūnais, česnaku ir imbieru. Daržovės jau apkepė, vištiena virė apie 20-25 minutės. Dabar aš išimsiu vištienos kulšelės iš sultinio. Tai vištienos šlaunelės. Ir į šitą sultinį sudėsiu paruoštas daržovės. Ir reikės pavirti apie 7 minutės. Ir liko paskutinis ingredientas, kurį įdėsime į sriubą, tai yra žirnelių ankštis. Dedu gerą jų saują ir paverdame dar apie 3 minutės. Dar šiek tiek petražolių paskaninti sriubą. Dedame indelius. Tada vištienos kulšelę į vieną ir į kitą ir užpilame mūsų paruoštą sriubą. Taip, žirneliai paskleidė savo aromatą. Tai būtinai pasigaminkite šios sriubos visai savo gausiai šeimynai arba draugams ir pasimatysime kitose laidose. Skanaus visiems.